Sveiki, aš esu Pranuko močiutė. Vaikystėje esu gyvenusi Druskininkuose maždaug iki 4 metų. Tada išsikėlėme gyventi į kaimą. Mano pats pirmasis žaislas buvo guminė lėlytė. Ji man labai patiko, nes atrodė, kad yra graži. Jos suknelė buvo išmarginta raudonais žirniukais. Paskui vyko statybos ir aš su savo 2 broliais žaisdavau ant žvyro krūvos. Jie gamindavo mašinėlės medinės ir kelius, tai kartu su jais ir aš su tom mašinėlėm žaisdavau. Važinėdavom, prekiaudavom, pinigai buvo akmenukai didesni. Tai tiek.